Šiauliuose tai ką jis? Dar visada mes nieko panašaus, mes kreipėmės pas Kaip sekasi čia? Gerai? Pafilmuosim gerai, mes norim čia daug ateiti kurčių, jūs galėsit gerai gyventi, gerai, malonu čia, labai gerai, taip. Nu va, malonu. Va, užeikit, prašom. Taip. Aha. Mane filmuoti negali. Kodėl? Aš... Liūdna nėra linksma. Teatras būna labai gražu buvo teatrai. 3/4 yra. 4/4. Va, gerai, kad gerai. Du. Vienu žodžiu, kiekvienam kambarį yra atskiras kambario dušas. Ne prie kiekvieno. Ne prie kiekvieno. Mes stengsimės jūsų kontingentų, kad taip būtų. Suvesiu jų visus. Labai gerai. Į ten įsirinksit, ką jūs norėsit. Galite ir pirmadienį, nes aš žinau. Gerai. Nu, tai aš Nu, gerai, kai reikia ministerijom atsiskaityti, tai... Gal kad pašaukėjimus tarnaukite akivaizdoje. Dvasia sutelktų vienybėn. Tai mūsų arkivyskupą metropolitą kardinolą Audrį Juozą, jo pagalbininką vyskupą Arūną ir visą kunigiją. Mes vis žadam jums koncertėlį atvežti. Ir vis, nes mes turim matę. Pensionatas turintis senas tradicijas, įkurtas 1949 metais, tai vienas seniausių pensionatų Lietuvoje. Mūsų profilis yra bendro profilio pensionatas. Gyvena gyventojai iš visos Lietuvos, yra siunčiami savivaldybių, arba patys moka pilną išlaikymo kainą. Ir taip pat mes turime, to ir nereikės sakyti, 650 gyventojų. Pensionate dirba virš 100 darbuotojų. Turime labai gerą, mylinti savo darbą darbuotojų kolektyvą. Labai geras medicininis aptarnavimas šitame pensionate, nes dirba 2 šeimos gydytojos iš Antakalnio poliklinikos ir taip pat psichiatrė iš Antakalnio poliklinikos. Todėl mes galim teikti tikrai geras medicinės paslaugas. Taip pat dirba net 16 slaugytojų. Ir kitas pagalbinis personalas, slaugytojų padėjėjos, socialinių darbuotojų padėjėjos. Antalių pensionatas randasi labai gražioj, vaizdingoj vietovėj, nuo Vilniaus tai 10 km, apsuptas gražių pušynų šalia Antavilių ežero. Taip pat patogu, kadangi yra susisiekimas, važiuoja miesto autobusas, yra miesto transporto, gali atvažiuoti žmonės aplankyti savo artimųjų.